Yra plastikiniai akinių lęšiai ir mineraliniai, tai vadinami stikliniai akinių lęšiai. Tai šiuo metu stiklinius akinių lęšius jau iš tikrųjų labai retai renkasi klientai, bet vis tiek asortimente optika dar tokius akinių lęšius turi. Kalbant apie plastikinius, ir dažniausiai tai yra numeris 1 akinių lęšis optikos salone, plastikiniai akinių lęšiai turi būti su būtinai antirefleksinė danga. Kodėl? Tam, kad pagerintų šviesos pralaidumą, kad žalė būtų žalia, kad spalvos, kurias mes matome, būtų tokios ryškios, kaip ir žmogus nenešiojantis visiškai jokių akinių, jeigu nėra sutrikusi kažkokia spalvų juslė. Pagrindinė yra antirefleksinė danga, kuri pagerina šviesos pralaidumą, kad spalvas matytume ryškiai. Visos kitos papildomos dangos yra kiekvieno individualus pasirinkimas. Mes galim rinktis atspalvį dangos pagal akinių rėmelį, pagal savo norus, bet galime rinktis papildomas dangas, turinčias papildomas apsaugas nuo tam tikrų šviesos šaltinių. Pavyzdžiui, viena iš populiaresnių tai yra mėlyna šviesa. Būna užduoda klausimą, ar reikia akis apsaugoti, ar reikia būtinai dėti dangą, kuri sumažintų mėlynos šviesos patekimą į akis. Tai turime žinoti, kad mėlyna šviesa veikia kaip kava, kaip kofeinas. Jeigu mes prieš miegą gauname daug mėlynos šviesos, tai prilygsta, kaip išgeriam stiprios kavos, nes tada negalime užmigti ir greitai nugrimsti į gilų į miegą. Jeigu mes norime, kad mūsų akiniai tarnautų ilgiau, tai mes neturime akinių valyti su bet kuo. Yra specialios mikropluošto servetėlės skirtos akinių nuvalymui ir jas reikia atsinaujinti gana dažnai, nes jų tikslas yra traukti dulkes. Kalbant apie apsaugą nuo UV spinduliuotės, tai ir skaidrūs akinių lęšiai turi apsaugą nuo UV spinduliuotės. Tai dar vienas akcentas, renkantis akinių lęšius, tai jie yra lygiuojami pagal plonumą. Tai turi tam tikrus indeksus, kurio skaičius reiškia lęšio paploninimą. Tai renkantis net ir minimaliai plonintą jau akinių lęšį, ten yra integruota UV 100% apsauga. Renkantis akinių lęšius, antirefleksinė danga, galima sakyti, privaloma. Papildomai yra dedamos daugiasluoksnės dangos, kurios pagerina lęšio priežiūrą ir palengvina lęšio priežiūrą. Dar papildomai jūs galite rinktis papildomas dangas darbui prie kompiuterio, vairavimui, o jeigu norite, galite išsirinkti akinių lęšius, kurie tamsėtų nuo tiesioginės saulės šviesos arba nuo UV spinduliuotės. Norint kuo mažiau laiko skirti akinių valymui, rekomenduoju rinktis daugiasluoksnes dangas, kurios padės žymiai greičiau nuvalyti akinių lęšius ir netaip ant jų matysis purvas nuo lietaus, nuo vandens ir nuo jūsų pirštų antspaudų. Jeigu rėmelius mes renkamės pagal patogumą, pagal grožį, pagal estetiką, tai akinių lęšius mes galime rinktis pagal savo gyvenimo poreikius ir gyvenimo būdą.